Labadiena, mėly futbolo gerbėjai, Top Sport A lygą. Kovos kelia mus į Raudondvarį, Kauno rajono Hegelman komanda priima futbolo akademiją Šiauliai. Šiame sezone tikrai sulauks kvietimo į vyrų rinktinę. Gali būti jis lyderis ir U21 rinktinėje, o čia pavojingas 11 rungtynių. Čia skaičiuojant ir rungtynės pirmoje lygoje su Šiauliais. Čia pavojingas smūgis, kurį atliko Gabrielius. Perdavimas į baudos aikštelę. Jukas pametė, spėjo pamesti kamuolį ten buvusiam Leo Ribeiro. Ribeiro, baudos aikštelėje su kamuoliu, smūgis. Valiutavimas. Atrodo geriausiai. Iš pradžių tai buvo daroma tik centrinėse rungtynėse. Bet yra geriausias šiose rungtynėse. Aišku, gal neskubėkite to daryti dabar iš karto. Tiesiog, o čia krenta įvartis! Hegelman komanda antrojo kėlinio pačioje pradžioje muša savo įvartį. Ribeiro, jo perdavimas, Diukas su kamuoliu pasiekė, smūgiuoja, bet nepataiko. Graunamas Jusufas, bet dabar išgirdome švilpuką ir bus turbūt geltona kortelė. Taip, aikštėje. Perdavimas Donatui Kazlauskui, šis su kamuoliu, smūgis ir drebina skersinį Donatas Kazlauskas. Skelbiama rungtynių pabaiga, čia Raudondvaryje šeimininkai Kauno rajono Hegelman komanda 1-0 nugalėjo